Sveiki sugrįžę į legendų kalną, kur mes kalame likimus, kuriame legendas, pasakome istorijas ir svarbiausia... Gerai leidžiame laiką! Visiems pasirinkai gal. Šiandien bus dar viena intriguojanti serija laužų ir ąžuolų. Ąžuolų ir laužų. Su jumis sveikinusi požemių valdovas Dominikas. Kaip visada prie stalo mano labai geri draugai. Už Žirgidą žaidžia Liutauras. Sargis. Už Dobilą žaidžia Rimantas. Už Ausgirintą, dar žinoma kaip Augi, dar žinoma kaip Marijoną, žaidžia Joris. Čia man taip gavos. Už Kanopą, dar žinoma kaip Trenkmantą, žaidžia Šarūnas. Mirė. 5 metai atgal. Ir jau po truputį, kaip supratau, bręsta mūsų komandos pavadinimas. Argi ne? Karūnos sargiai. Karūnos sargiai. Ar tapo Ar Lietuvos... Mindaugas sargiai, ar Kariūnas? Matai, Mindaugas Aš gali sakiau, pasikeisti. Mes Pasiliek. sakom, kad norim labiau likti institucijose. Bet istoriškai, žinai, būtų. Daug kas jau įvyko. Mindaugo karūnavimas. Kriviaus krepšlio mirtis. Apkaltinimas krivžudystė. Duota misija ir gintaras. Tai jūs vedė ir vedė ir vedė iki tol, kad privedė prie aitvaro. Ir jūsų misija turėjo tęstis paslaptingosiuose dausose. Ten, praeitą epizodą, jūs turėjote kautis su pasiklydusiamis vėlėmis. Paukščių teko sargiais. Ir jūs galiausiai priėjote stiklo kalną, kurį įveikus, aitvaras bent jau taip sako, pasieksite dausas. Nebedaug liko? Gyvybių tau. Šiuo metu, po dramatiškų kovų, jūs visi stovite stiklo kalno papėdėje. Jisai yra status, beveik permatomas ir Šalūnas, koja ir ranka vis dar išsitaškiusios ant jo ir gabalus. ranka sugrįžta. Čia tau ne aukštojos kalnas. Kaip tu kanopėlė, tiesi? Nu, žinau, gerai, na, ačiū tau. Ačiū, aš jau galvau, kad viskas amžino poilsio prigulsiu. Nu, žinai, kaip aš vis atsakau, kaip žmogus, kaip žmogus. Stop. Nu, o mes ką matom už šito stiklo? Jis skaidrus kaip permatomas, ne? Jisai yra permatomas, tačiau jis yra, visas kalnas yra stiklinis, o nesluoksnis stiklinis. Todėl šviesa spėja išsiskaidyti, kreipti taip, kad jūs negalite matyti, kas yra už jo. Jeigu yra kažkas už jo, panašu, kad jis tiesiog stovi vidury, didžiulis kalnas vidury šitos kosmoso platybės. Ir jūs net bent jau šito kampo nematote viršūnės. Didžiulis tai Lietuvos mastu ten... Ar Everest? Lietuvos Alpes. mastu didžiulis. Taip. Tokio kalno nematė. Tai aš iki kokio 4 aukšto ten tu jaučiu. Išsitraukiu 2 kiraukus. Pūsnai. Žiūrėk, Vidai, pagalvok prieš su kirvokais kažką darydamas gerai, o prieš tai nelabai kažkaip tai baigės gerai. Bet čia giniai vėlios, tai viskas gerai. Ir bandau kaip kalnalipys. Dar neegzistuojant kalnalipams gal. Kerti ir tavo kirvukas netrupučio, net neįbrėžia šito kalno. Tačiau tu paimti, kad šiek tiek užsikabint gali ir bandai šiek tiek svorio padėti ir tu slysti. Leisiu tau ridenti investigation arba religion. Abu taip pat blogi. Nuostabu. O, Puikiai. 6. Klausimas, o ką mes žinom apie Stalo kalną? Stiklo kalnas. Stiklo.
Bet būtent tiek ir žinai. Ridaik Religion. Iš tikrųjų, kiti... Aš žiūriu, jūs kaip kalną. jas irgi galite tikrai. Jis yra legendų apie tai. Nėra. Man Stalo tikrai kalnas. Nėra. Man irgi Gali Ridaik. Net, kažkas panašaus. net man? Prieš paredendamas turiu klausimą. Mes pabaigėm paskutinį kartą, dar tie šuniukai buvo, ne? Taip, tie šuniukai buvo už jūsų, tačiau jūs pamatėte, kad kai Aitvaras jis pats nusivežė ir pasipriešino šitiems sargiams šunims, Mes. jie ir pasiliko tenai. Ir jie dabar stebi situaciją iš ten toli. Kaip religion, ne? Nu, Šiaip tai ką norės kaip? aš norėjau paklausti. Bet 11. aš tiesiog pasižiūriu į Aitvarą taip nedrąsiai daręs, kad ir kokį čia papotyrį turėjo, bet... Pone Aitvarai, gal galėtumėt mūsų užnešti virš? Jeigu mokat skrendyti. Kas stiklo kalno neužkopia, tas pasilieka čia arba keliauja pas Vizūną. O tai kaip čia reiktų kopti? Esu matęs ne vieną kaip įkopą. O Aitvarai, sakykit, o kas tas mėžūnas? Žūnas. Mhm. Ir jisai nieko nesako, tik pasižiūri žemyn. Vėžūnas, ne? Vyžūnas. Vėžūnas, o blemba. Na. Nu, ar turit minčių? Tai gal lipk ant kupros man, aš tave taip užkelsiu. Gal, kiek ten aukšta, aš nedažiūriu, man kažkaip surega šitą. Tai gal aš tave iškelsiu. Ne, tai ponas, aš jūs iškelsiu, viską žirgi, tai aš jūs galiu pakelti. Gerai. Viens kitą kelią. Šitas... Visai šarvais. Taip, taip. Tai jis mane kelia. Metam pergamentas, popierius, kas ten pergamentas, akmuo ir pjautuvas. Taip. Gerai. Pergamentas, akmuo, pjautuvas. Čia pjautuvas, jeigu ką, jeigu aš gerai. Pas mus turognuose tai jie tokie Gerai, dirbantis javus yra. Pergamentas, akmuo, pjautuvas. Na, lipu ant jūsų aš Gerai. tada. Ant jūsų viršaus tada aš būsiu. Kol jie bando lipti, aš išsitraukiu tą gintarą ir tiesiog pridedu prie to stiklo kalno. Galbūt kažkas įvyks. Prie gintarą, prie stiklo kalno. Nieko nutinka. Ir Aitvaras pažiūri tave. Tik kai jau būsi ten. Renk Athletics. Nieko čia ypatingo. O, 24. Šito dėka aš tau leisiu ridenti Investigationą. Palauk, pasidarėt, ką nors noriu. Nature? Labai jam nepadėjo, kad visi failed Religion. Labai puikiai, 7. Nuslysti stiklo kalnas. Ir tu bandai, tu šiek tiek prisikabini ir tu gali pavyksta dar vieną rangą ir tu slysti. Aš pratu galvoju, ir komunikuoti su tavele. Vėlė klausyk, o tai kiek tau pavyko užlipti? Daugiau nei jums. Kaip? Ką tu darai? Savo nagus naudojau. Augis Kaip gaila, kad nusikirpęs prieš tai. atsiklaupia ir melstis pradeda. Toks viškai. Augi čia Šventą laiptai į rojų. Tyliai. Galvoju, bet žiūri, gal čia tikėjimo reikia kažkokio. Sakydama Šventą Mariją, tu pajunti palengvėjimą. Ir tik tiek, ne? Taip. Aha. Leisiu tau dar kartą, leisiu tau ridenti Perception. Aštuoni.
Tuo momentu mes ten viens kitą, žinai, kaip amerikietiški tie, kur Šukasim vieną gerą rolą, gal? šokinėja mergaitės, viens kitą žirgvydą bandom pamėtyti, žinai. Taip. Aš pajutęs palengvėjimą, bandau lipti. Tu, jūs matė, kaip jisai lipa ir kokius 4 palipa ir Aš tada pradedu garsiai melstis lipdamas. Tėve mūsų, kuris esi dangoje, Jėzie, šventas tavo vardas. ir tu slystis. Bandžiau melstis, nepavyko kažką išliek. Turiu tokią brandžią mintį. Žinau, ar turi žaidėjas ar žirgvidas. Ir turėjo ką, tu nesu. Žiūrėk, tai pagalvoja, pamąstų. Kodėl vėlėms gali būti sunku užlipti tą kalną, nes jis dar nenori patapti tikrai vėliam. Ir pagalvoja taip garsiai pasakęs, o gal reikia atsisveikinti su to pasauliu, iš kurio atėjom. Mane ką tik augutis ištraukė iš tenai. Dabar jis mane, kaip šiek tiek tavo tą ranką, kur tabaluoja. Pabandyk su tą kitą įsikabinti. Jo rankos jau yra sugrįžusios. Ai, grįžo. Į tavo sureaguoja bitutė, kuri tik tavo galvoj kalba. Sako, yra 2 būdai. Nagais arba palengvėjimu. Tu kalbė apie vieną iš tų. Augui dingtelė mintis, Visiems dingo. ką jisai žino iš pasakojimo apie dausas, apie krikščionišką į dangų, ar ne, kad į dangų papuola tik tai geri ir dorovingi, o nusidėjėliai papuola į pragą. Aš vyžūn. Ir sako, o tai, kad mes tikiam ir į žirgiudą. Žinai, kaip sako, jeigu tu būsi geras ir darysi gerus dalykus, tai dangų papulsi, o jei būsi blogas ir blogai darys, tada jau pas velnę. Tai mažu reikia kažką gero daryti visiems. Gera idėja. Ateik. Suk nugarą dabar. Daryk taip ranką sudėk, žiūrėk, apkabinu per pečius ir iškeliu tave į orą, kad stuburo slanksteliai atsipalaiduotų, žinai, patraiškų tave. O, kaip Geriau. Geriau. Gerai. Vis tiek, ne. Bet paklausykit, aš galvoju, kad mes šituose dausuose savo bandom tvarką įvest. Reikia klausyti, ką Aitvaras sakė. Sakė nesižvalgyt. Pasižvalgiam, gavom lupti, ane? Sakė, nesiblaškyk, negalvok kažkaip mes ten. Sakė jisai tada. Gal tiesiog reikia užsičiaupti, kad nieko nedaryti. Kaip mes ten susėdė po. Reikia tikrai viską pabūt ramiai. Aš ką pasėdėjau dabar akimirką ramiai, man atrodo kažkaip net lengviau bais. Va, aš ir sakau, gal nereikia tiek stengtis. Tu mažu tiesiog susėdam į ratuką. Labai ilgai nieko nebandėjai. Suleisiu paskutinį šito encounter religion checką pabandyti padaryti. Išgelbėkit mane. 19. Aš priklaupiu ant kelių ir aš atsimenu tas dienas, kai aš galvodavau apie Aitvarą, koks jis didingas ir geras, ir dabar matau prieš savęs, tiesiog geriuosi jo ir man ateina mintis. Tu prisimeni legendas, sakmes, pasakas. Tu prisimeni papročius. Yra tam tikrų senų papročių, kurie susijęs su nagais. Seni žmonės nekirpdavo savo nagų. Kodėl? Kad įliptų stiklo kalną numirė. Sakydavo, kad net jeigu tavo nagai staigiai pradeda greitai augti, tai reiškia, tau greitai ateina laikas. Kiti kaupdavo savo nagus, kad palaidotų su jais, kad jam padėtų. Kiti mesdavo į ugnį, kad nagų vėlės nukeliautų su jais. Esi girdėjęs, kad kunigaikščiai būdavo laidojami su lokių nagais ir vilkų nagais šalia. Tu supranti, kad čia nėra taip paprasta. Tu girdėjai, kad kažkas kalba apie nagus. Ir girdėjai apie palengvėjimą. Ir supranti, kad yra 2 būdai, kurie gali būti kartu, gali būti atskirai. Kai aš sakiau, kad palengvėjo, tu palengvėjai. Dėl to, kad
tu atsisakėjai žemiškų naštų, kurios tave slegia. Čia vienas iš būdų. Numesti šarvus, kas yra ir katalikų religija, ar ne? Kaip sako, greičiau kupranugarių virtinė praeis pro adatos skylutę, negu turtuolis pateks į dangų. Nes gobšumas, materialinės prieraišimai tave slegia, tempia žemyn. Tačiau kitas būdas yra su nagais. Yra kažko trokšti ten. Kažką pamatyti, kažką sužinoti, kažką sutikti, kažką įvykdyti. Garbės, šlovės, prisiminimų. Čia yra 2 būdai lipti stiklo kalną. Šitą sužino tik Dobilas kol kas. Aš nusimetu savo odinę prijuostę, kuprinę, viską, visus daiktus, kuriuos turiu, viską tiesiog pradedu mėtyti žemyn, pasilieku, su paprastais tiesiog rūbais. Ir labai aiškiai mąstydamas apie tai, kad aš noriu sutikti savo seserį ir ją išgelbėti ir apie tiesiog ją pamatyti, aš tiesiog bandau lipti. Tu pradedi mąstyti apie savo sesę. Ir tavo nagai pradeda augti, ilgėti ir jie pavirsta į ilgus, gal tokio ilgio lokio nagus. Juose kristalizuota visas tavo troškimas pamatyti gilę. Tu bėdi su savo stipriais delnais ir jie įsminga. Ir tu pradedi lipti. O kaip tu te? Ko jūs labiausiai norit gyvenime? Mąstykit apie tai. Arba palengvinkit dūšią, arba, kaip suprantu, mąstykit, ko nori. Ir su tą mintim aš pradedu galvoti tiek daug dalykų. Čia gražiausia. Bet labiausiai aš pagalvoju, kad aš nežinau, kodėl aš darau šitą užduotį. Gerbtutas pasakė, varyti tada iš Vortos į Kernavę ir tiesiog Gerbtuto užduotis neša toliau ir aš suprantu, kad aš privalu ją vykdyti. Bet šalia to aš noriu išsiaiškinti, ar ten iš tikrųjų yra daug tų butų tame name. Nes man rūpi, ar aš su bočiu būsiu vienam bute, arba bent jau koridoriu galėsim susitikti. Ir tada galiausiai aš prižadėjau šitai vėliai ant savęs ją nunešti stiklo kalną, todėl suprantu, kad daug kas mane neša čia ir stumi į priekį. Tavo nagai išlieka žmogiški, bet išauga ir susmailėja ties galais. Ne kaip Dobilo. Tačiau tu junti šitą 3 vidutiniškai stiprius priežastis. Tave veda priekį. Tai yra religiniai atsakymai. Tavo pastarosius 2 metus tyriančius klausimus galvoje. Tavo misija duota Gerdautui. Ir tavo pažadas duota šitai vėliai. Tau reikės čekų, bet tu gali bandyti. Aš bandu. Ir denk athletics. Su Denderiu. Jeigu tu gauni jį, tai gauni. Aš visada gaunu. Mūsų. Mes turime 25. Ir tu lipi. Laukia ilga kelionė. Tu jauti, kaip tavo šarvai tave smugdo žemyn. Tavo meilę savo išvaizdai, savo šarvam, savo materialiniam gėriui. Bet tu kovoji prieš ją. Jei reikia, aš stipriau galiu kovoti. Yra 2 būdai. Nes aš nenoriu nusimesti savo šarvų. Yra 2 būdai. Tu vieną iš jų panaudoji. Man jas padovanojo. Niekada. Taip. Trenkmantas matydamas šitą, jis klausosi, mato, stebi ir jis yra ganėtinai išvalgus žmogus, tai jisai sako, kad man nieko nereikia. Aš šitaip esu laimingas žmogus. Yra dalykų, kurių aš neturiu. Neturiu draugo pašonį, kurio taip ilgai ieškau. Neturiu, bet aš turiu, bet aš turiu viską, ko man reikia. Aš turiu žmonės, kurie mane supa, nuo kurių
kurie nuo manęs tai yra priklauso. Aš turiu pareigą prieš juos. Aš turiu 2 amžinus draugus, Vėtrą ir Žibutį. Ir jų čia dabar nėra. Bet kaip čia, aš jas norėčiau turėti, bet aš jau jas palikau. Jau vieną palikau su Daiva. Su Daiva palikau, kitą palikau su Bočium. Aš jau tai padariau. Man nieko ir nereikia. Vienintelis dalykas, ką aš norėčiau, tai užlipti aukščiau, pasižvalgyti, gal nuo aukščiau matysis, kur yra Vykintas. Vienintelis dalykas, ko... Tau toptelio mintis. Ten yra Dausas. Mes ieškojame. Ar ten surasi, ar nesurasi Vykintą? Ar jis ten, ar jo nėra ten? Pasako daug. Nes mes... Siminiai Daumilio žodžius tau. Man reik žinot, jei jons negyvs. Man reik žinot. Tik tad man širdelė galės ramiai ilsėtis. Ir aš lipau, aš nenusirenginėjau tyčia. Taip, tai nėra fizinės naštos. Taip. Aš sakyčiau, tu gauni abudu. Tavo nagai šiek tiek palgėja, sustiprėja, pajuoduoja dėl tavo troškimo. Padėt Daumilį išsiaiškinti dėl Vykinto. Čia yra vieta, kur galėtų tau padėti. Ir taip pat tu širdelėje bent dalimi paleidai savo priklausomybę nuo savo geriausių draugų, kas yra labai didelis žemiškas ryšys tau. Ir tai ne tik kaip tu esi fiziškai lengvesnis. Ne tiek, kad sklaidytum, bet tiek, kad gal padės. Tau ridenti. Kol kas norėčiau perėti prie Augio. Augis, matydamas, kad draugams sekasi, bando taip jaunatviškai intensyviai galvot, savo proto gale sugalvot, ką čia reikia daryti. Augi, galvok, na, tikrai sumąstysi. Jis tada pamąsto, o kodėl jis čia yra iš viso? Apsimetė Marijo. Jo, kodėl jis yra su šitais žmonėm, kodėl jisai papuolė į šitą situaciją, kas prie viso to vedė. Ir supranta, kad visas šitas dalykas atsirado jo gyvenime iš esmės dėl religijos ir dėl vidinės kovos dėl religijos. Iš esmės, jeigu į Lietuvą nebūtų atėjus nauja religija, jis čia nebūtų. Bet su ta atėjusia nauja religija, jo gyvenime atsirado labai daug problemų. Atsirado visos problemos, kurias turėjo jo tėvai, kadangi buvo pasikrikštyje pagoniškam krašte. Visos problemos, kurias turėjo ir seneliai atsikraustę atgal į Lietuvą gyventi. Ir netgi tai, kas atsitiko jo mažai sesutei Uogai, irgi buvo kaime kalbama, kad tai galėjo būti irgi religinio išpuolio dalis. Kad tie šunys galimai nebuvo netyčia ten atsiradę. Kad gal kažkam kažkas nepatiko. Ir Augis tai mąstydamas supranta, kad viskas, ko jisai nori, būdamas čia, yra išspręsti visą nesantaiką, kuri gimsta dėl skirtingų religijų. Jis nori, kad ir pagonys, ir krikščionys, ir bet kokie kiti būtų geri žmonės, gyventų santaikoje, kad nebūtų pykčių, kad nepasikartotų tos baisios istorijos, kurios kamavo Augį vaikystėje. Ir ko jis dar labai norėtų, tai dar kartą pamatyti savo sesutę, kuri ten kažkur laksto. Neaišku, nei už kurių durų tuose kambariukuose, nei kur, bet tai kažkur ten. Aš sakyčiau, Augi, tu pajunti, kad tu tik dabar pajunti ir supranti, tu šiaip darai labai daug akrobatinių dalykų čia, jeigu atsimeni. Šokinėjai, tave pagrebė lengvai. Tu staiga supranti, kad tu ir esi čia lengvesnis. Tu turi mažiausiai iš visų čia žemiškų prisirišimų, žemiškų ryšių su daiktais, su žmonėmis, kurie yra čia. Turi didelį ryšį su žmonėmis, kurie yra tam netgi. Tu supranti, kad tau nepalengvėja dar labiau, bet tu
supranti, kad tu visą laiką ir buvai lengvesnis, tu jau dabargi lipai daugiau negu visi kiti dar nieko nebandęs. Tačiau tu prisiminus uogą. Ir kad pirmą kartą savo galvoje savo vardinus dalyką, kurio iš tikrųjų trokšti ne savo, o žemiai, Lietuvai. Tai tik kaip tavo... Leisiu šį kartą pasakyti, kaip atrodo tavo letenas. Augio letenos išauga maži nagiukai, bet ne iš nagų, o iš pirštų. Kaip vorai turi tokie maži kabliukai išauga. Ir tada Augis pasižiūri. Tarštai, Spiderman. Augis kaip driežas geko pradeda lipti. Ir tada Augis pabando pasileisti rankom ir tik kojom stovėti ant stiklo. Ar jam pavyksta? Tu krenti. Pasiliaudė. Ok, na gerai, dės kitą. Trenk, man tau reikės rident. Aš sakyčiau, dėja su disadvantage. Lengva ranka. Ką? Athletics. Arba leisiu acrobatics, jeigu tau patogiau. Ne. Tai 5-7, tai 5 renkuosi, tai tada 11. Tik, kad nepakaks, tau reikia vienokios arba kitokios pagalbos. Ar aš Arba... galiu reaguoti? Žinoma. Aš tiesiog, jeigu išgirstu arba pamatau, kad trenkmatas straglina, tiesiog atsilošiu su viena ranka kažkaip. Ir tiesiog paduodu ranką. Tau ištiesiu savo žiedarklą, kur porą išmėčiau šiaip daucosi. Tu, aš pasakysiu, tu esi labiausiai į abidvi pusės tempiamas. Turi tikrai stiprius nagus, bet tu labai traukiamas žemė su kiekvienu. Ir aš suprantu, šiandien vienas dalykas, kurį traukia. Gali bandyti, taip, ir šiandien vienas dalykas, kurį traukia. Gali bandyti, bet jeigu nieko nepakeisi, bus itin sunku. Ką man reiktų daryti? Aš 25. Tu reikia athletics critical hito. Augis. O jeigu aš... Turi advantage. Ausgirintas, matydamas šitą straglą. Nusprendžia, kad kodėl neprisijungus padėti draugam. Greitų nalipa žemyn, nusitaiko trenkmantui gerbiamam tarp kojų ir pradeda lipti su pečiais. Aš tave pasisodinu savo ant pečių. Pradeda lipti kartu su tavimi virš. Tu. Ui. Koduką išsipinka. O kas jeigu aš pasilieku tą 25 ir bandau pridėti savo tactical mind? Ne, aš sakyčiau, su Olga pagalba tu gali ridenti iš naujo ir dabar reikia 25. Tai man vis tiek išrident vėl 19. Bet tu galėsi tactical mind pridėti. Nebereik critical hito. Ir... Jaučiuos našta. Visi šiuo atveju. Neblogai. Turėtų būti 23, tai man reikia... Man da 10. 10% šansas niekad nepaeis. 2 arba daugiau. 10. Okay. Tai 33. Jūs kartu, tu. Bet jis daug kaip tu su viena ranka veikia. Kol iš apačios. Ausgirintas irgi kelia tave. Aišku, pats bandai prisidėti, visiškai nešamas. Aš jau toli. Taip, tobulas jau toli. Aš manau, kad mano... Neapsimetinės mano tas amžius, aš nenoriu dar nieko aukoti ir tiesiog per pjūvį su kainės dantis. Bet pakeliui, kol prakaitas laša, dantis spaudžiu, dantenas, galbūt netgi kraujo skonį pajuntu, tai pagalvoju, Vėlė. O ko tu negalėjai pagalvoti, dėl ko nori ten iškeliauti, ar negalėjai palikti žemės? Galėjau palikti. Ar atsimeni ko? Ne. Galbūt to prisiminsi. Ko? Jūs lipa. Visų pirma, viršūnę pasiekė Douglas. Vėliau visi jūs trys. Tačiau visi jūs pasiekę viršūnę išgyveno tą patį.
bekylant, prakaitui riedant, viršuje pradedat matyti šviesą kalno viršūnėje. Ir jums artėjant ta šviesa vis ryškėja. Iki to lygio, kur jau nieko nepamatot, yra akinančiai balta ir lipa toliau, kol galiausiai nustojat lipti. Prisidengiu akis. Ir Dobilai, tu jauti, šiek šviesa po truputį dingsta. Tu esi vandenį. Ne po vandeniu. Tu matai, šalia tavęs yra valtelė. Yra tobulai lygus vanduo. Tačiau pasižiūrėjus į visus pusės, nematai ribų. Tačiau vanduo yra visiškai ramus. Ir dar keisčiau nei tai, tu matai protarpiais nendrių, leliją. Paburbuliuoja. Ešeriukas praplaukia. Tikras, kad čia yra lyg būti ežeras. Tačiau jis yra begalinis į visus horizontus. Iš to tavęs valtelė. Jų aš nematau. Aš tik vienas. Kai aš apsižvalgau, pamatau tą valtelę, aš bandau ją tiesiog įlipti. Tai visiškai lengvai dieną tu įlipi į valtelę. Užsiropšti. Ar čia yra man matytas ežeras? Tokio didelio ežero nežinai. Ar čia yra irklas? Du irklai? Du irklas. Aš apsižvalgau ir kur mano širdis atrodo, kad yra teisingas kelias. Aš ten bandau irkluoti. Pradedi irkluoti. Tu matai, kad po truputį pasidenginėja švelnia migla šis ežeras. Ir po truputį iš vienos miglos matai medžius. Pradeda išlysti po truputį. Lyg salelę, matai nendres, matai augalus, visus, kurie būna pakrantėse. Lyg būtų salelė, matai leptelę. Plaukiu ten prie lieptelio, bandau išsilaipinti. Pasižiūri, kur leptelis, ten yra prakirsti medžiai. Giliau tu matai namą. Tai atpažįsti. Tai tavo namas. Okay. Ir aplinkui namą jokių žmonių, jokių gyvūnų, nieko Kas nieko, yra trankviliai ramu. Tai yra leptelis, prie kurio gali prisišvartuoti. Tai aš tą dar bandau, aš prisišvartuoju, Švartuoji. išlipu, įkvepiu giliai ir iš lėto, Žvalgai tu sausas. Nors ką tik maudys. ką tik buvau paukščių tokia, čia nieko keisto, manau. Ir iš lėto einu link trobelės. Čia tavo troba. Pala, ar tikrai? Eik perception. Arba investigation. Septyni. Girdi viduje garsus. Lėkštis. Tiesiog lėkščių garsai, ne žmonių. Girdžiu Girdi balsų. žingsnius, negirdi balsų, bet girdi kažkas kažką veikia, bet Okay. nėra dūštančios lėkštės, yra lyg kažkas Aš išparkytus. pasilenkiu, lyg norėdamas slėptis, kad manęs niekas neišgirsta, aš prieinu prie artimiausio lango ir bandau pasižiūrėti, kas ten vyksta. Tu matai savo tėvus. Ką jie veikia? Tu matai savo mamą, kuri plauna lėkštes, dubenėlius su kibiru. Tu matai krosnis, užkurta dega, rusena. Tai aš galvoju, kad mes esam dausose ir man toptelė mintis, kad čia yra mano tiesiog mirę tėvai. Tikriausiai jie yra čia. Ir aš atsidarau duris, įsivežiu į kambarį ir bandau apsikabinti mamą iš karto. Mama atsisuka tave. Apsikabina tave atgal. Dubilėlį. Koks tu užaugęs. Wow. O, nu, tu toks pavalgęs, sakyčiau. Gerai, šaunuolis. Čia jūs tikri? Jūs gyvi?
Vienas iš tų. Jūs tikri. Kaip tu? Kaip ten pas jūs? Na, viskas kaip iš pypkės, kaip iš gausybės rako pas mus viskas tvarkoja, tik dabar truputį papuoliau į bėdą. Manęs ieško, galvoja, kad aš žmogžudys. Oi. Bet aš nežudžiau, aš nieko nedariau. Zigmai! Ir tavo tėtis iš viršaus nusileidžia. Tuf. Dobilai, pribėga tave apkabina. Bando pakelt, nepavyksta. Nežinau, ar mes galėsim tau padėti su šitais žemiški reikalai, žinai. Taip. Man tiesiog Kaip tu čia? gera jūs matyt. Tu jau irgi? Ne, aš gyvas, čia mano tikras kūnas, aš atsimenu, kad čia aš gal. Kaip tu čia? Ir tada... Mane Aitvaras atsivedė. Aitvaras. Taip. O jūs sutikot Aitvarą? Mes jį dažnai sutinkam. Gal pastaruoju metu buvo tokia pauzė. Aš nutraukiu mamą ir iš karto mano klausimas. Ar Gilė čia su jumis? Ne. Okay. Man žiauriai palengvėjo. Gerai. Ir tada staiga vėjas. Atsidaro vienas langinė. Įskrenda Aitvaras. Ir pakankamai nesu nuostaba ir išgąsčiu atsisuka tavo tėvai į jį. Ir sakia, Aitvarėlė, kaip seniai matytas. Ir jie prieina į pradeda glostyti. Tada skraik po galvą. Ta mama glostyti Aitvarą atsisuka tave. Žinai, ką Aitvaras daro? Neša Neša turtus. turtus. Taip. Jis mums irgi atnešė turtus. Mums atnešė jūs. Gilė nėra čia, bet... Jūs turite ryšį. Aš tikiu, kad tu surasi ją. Ar man žvakę? Man naudot žvakę? Kaip man neras? Aš nesuprantu. Prašau, aš vos ne pradedu verkti. Aš nesuprantu, ką man daryti. Aš nežinau, ką man daryti. Tu prieina, paima, apkabina. Sako, vaikeli, mes daugiau to negalime padėti. Pasiek savo širdimi. Ir tu surasi tai, ką tau reikia. O kai viskas pasibaigs po daug metų, galėsim susitikti čia. Plauk toliau. Čia ne vienintelė sala, kurią tau reikia aplankyti. Nusišluosto ašaras. Apsikabinu paskutinį kartą tėvus. Ir pakeltą galvą einu link valtelės. Tu matai, kad Aitvaras pasilieka ir tu išgirsti savo galvoje. Aš čia pasiliksiu kurį laiką. Aš bandau mintyse atsakyti, o tai nebekeliausi su mumis, nepadėsi daugiau? Kol kas ne. Jis turi tą savo kelią. Aš per ilgai buvau surakintas, neatlikau savo pareigų. Gerai. Tu grįžti į valtelę. Tiesiog plauki toliau ir kažką darai. Pagalvoju, ką man pasakė tėvai, kad aš tikrai atrasiu to, ko aš ieškau. Ir aš su tą mintim plaukiu į horizontą kažkur. Plauki toliau. Šitą salą paskęsta rūke. Praeina matyti kitą salą. Tamsesnę. Ir tu matai prie medžio moters siluetą. Tu jau esi matęs šitą moters siluetą. Tuo tarpu
Jūs galvojate, kad jis kažką pamiršo? Nebijokite. Atsiprašau, kad sugraudinau. Jūs visi trys lipote kartu. Tačiau lygiai taip pat kaip Dobalas. Išnyrate vieni. Žirga tai tas pats. Tai lipai valtelę. Matai. Ką darai? Matai horizontą, tiesiog begalinį. Čia kaip žaidimuose būna tas gidas. Tai čia tas dausas. Taip. Prašom. Kaip ramu. Priskrenda prie kažkokios nendrės. Nutumpa. Priplaukia prie. Tai, neatsimeni kas tu? Man rodos, man geriau būti bite. Eina savo. Gyventi kaip bite dausose. Neskamba taip gerai. Ar koks bičiulis buvai anksčiau? Gali būti. Klausyk, aš tau turiu tik vieną prašymą. Aš nežinau, ar man pavyks čia išsiaiškinti. Jeigu nepavyks, pasakyk man, ar čia ir krikščionių kambarys yra. Arba sala. Užsprendžiant iš to, kaip iš tikrųjų čia viskas atrodo. Tu krikščionis? Aš nežinau. Gal nėra tokių kambarių? Man reikia atsirast savo draugus. Sėkmės. Bzz, bzz. Bzz, bzz. Turkuoj. Tu plauki ir tu po truputį pamatai salelę. Medžiai. Tu matai tarp medžių gilumoje. Tu atpažįsti, esi tokius dalykus matęs. Iš tikrųjų ridenk history. Tie intelekto ridenimai man yra sudėtingi. Ne, 20. 15. Tu matai šventyklą. Pagonišką šventyklą. Ir tu iš pradžių buvai toks, šventykla, ir tada tu po truputį pradėjai suprasti, kad tu ją kaip ir atpažįsti, bet šiaip ir neatpažįsti. Tauragnose yra sudeginta šventykla. Tu suvedi galus, kad tu matai šitą šventyklą, kuri dar stovėjo. Ar šeino pedalį buvo sudeginta? Miglotai. Tu girdėjai, kad buvo kažkoks konfliktas, kažkas buvo nubaustas. Tuo pačiu tu supranti, kad tau ateina viduje šiek tiek skausmo ar baimės kažko šitą prisiminus. Plaukdamas pro šitą šventyklą, nėra jokio lieptelio. Tu matai, sunkiai žiūri, bet matai figūras. Tu matai vyrą su apsiaustu, su barzda. Tu girdi, kaip jis kažką pasakoja. Tu matai, kaip 3 vaikai sėdi maži ir klauso. Klausinėja. Jam pasakoja, klausinėja, jam pasakoja. Negali išgirsti žodžių. Daug tyliai pritarčiau. Tu plauki. Tu beplaukdamas plauki link tos salos ir neartėjai. Plaukiu greičiau. Niekas nesikeičia. Iš tikrųjų, jinai pradeda nepaisant atolt. Aš iki kol suprantu, bandau visas jėgas panaudoti. Galiausiai tu plauki tol, jinai netgi jau dingsta iš vaizdo, tu toliau plauki. Ir tada vėl atsiranda, pasivėjai gal. Valtis tampa kateriu. Ir tu pradedi matyti, jinai vėl artėja. Tai iš čia kita sala. Ir tu pamatai, toj kitoj saloj. Labai keista, tu matai, nebėra medžių. Ir pradedi suprasti, kad čia yra surrealūs dalykai.
kad čia yra netipiška. Dėl to, kad tu matai salą, kuri yra tiesiog miesto centrinė aikštė. Tauragnų centrinė aikštė. Tu matai savo tėvą. Tu matai save. Kai buvai mažas. Gal 5 metų. Tuo tarpu. Osgardai. Osgardai, atsiprašau. Tu. Vandenyje. Tu nematai valtelės. Tačiau tu, bandydamas plaukti, tu gali ant paviršiaus. To paviršius veikia kaip paviršius. O, paimė. Ką, čia apie žemukį. Atsistoju turbūt. Ir tu atsistoji ant Aš stoju ant vandens. Oi, tu savo. Kaip Jėzus Kristus. Draugai! Draugai. Trenk man tai! Taudra. Žirgvidas! Dobilai? Negi visi išėjo be manęs. Pradedu eit. Toliau to įdūmė. Eini. Išgirsti. Pradedi matyti tolumoje salelę, kuri lyg arti prie tavęs plaukia. Sustoju. Ne. Aš užsiveikti apsisukęs ir bandau įsižiūrėti, kas ten vyksta. Matai vilkus? Atsiprašau, šunes. Ir išgirsti. Uoga? Ištraukiu savo mažą peiliuką. Bandau eit link salos. Link salos. Uoga? Girdi tik daug šunų garsų. Ne. Eini. Pardek man. Wisdom saving throw vieną. Šešiolika. Tu įveiki savo baimę. Žengi koją ant salos. Tu matai medžius ir tu jau matai už medžių. Tave žiūri 3 šunis pasilenkia. Urzgia. Dinkite iš čia! Dinkit! Jie yra už medžių ribos ir jie neėdo. Aš bandau lanku eit, kad matyčiau, kas dar yra prie jų. Supranti, kad yra netobulas, bet yra medžių, jaunų medžių kaip ir lankas. Lyg būtų riba. Ir jie prie tos ribos visą laiką prie tavęs. Lygintų. Jis ištraukė savo gitarėlę. Bando nuramint šunis, nes yra matęs, kaip kai mokai kažkas kalbasi, kas groja šunim. Ir tu žinai, kad įprastai tai tau bent jau su kitokiais gyvūneliais tikrai veikia, bent kažkiek. Bet visiškai nereaguoja. Jis pasiėmė gitarą kitą pusę. Aš ateinu. Bet kažkuriam iš mūsų blogai baigsis. Ir bando lėtais judesiais artėti. Ar tu peržengi tą ribą? Taip, aš tikėdamas, kad ten galbūt yra mano mylimas sesutė, aš
viską, ką turiu širdį sukaupęs. Peržengi tą ribą. Ta akimirka peržengi. Ir tiesiog atsisėdo. Janas atsargiai prie posto. Tu nekasi? Augė? Uoga? Tu pamatai tolumoje ant žemės su 2 medinėm virvytėm. Žaidžiat klases? Uoga, čia tu? Augė? Ne, čia ne tu. Tu per didelis. Čia aš uoga. Prieina šiuo tavęs. Ir tada atpažįsta. Broli! Priglenkti rukavina. Kaip aš pasiilgau tavęs. Kaip tu vogyt laikaisi. Oi, gerai. Aš atėjau pažaisti. Mačiutė irgi čia. Močiutė irgi su tavim? Taip. Čia mūsų šuniukai, čia yra Sergis, Blinkis ir Brisius. Gražus, labai man jie baisus. O kaip tau nebaisus? Jie tie šuniukai. Ne, kodėl turėtų būti? Nu, žinai. Po visko, kas buvo. Ne, jie mane gina. Nu gerai, o ką jūs čia veikiat, papasakok, Jėzus, kaip man smagu tave matyti, kad aš žinotum. Galiausiai, matai, kad džiugia tavo močiutė. Su lasdele. Močiut! Ir tu čia! Gerai, Labas, močiut! Labas. Aiktas! Eliu, koks tu jau didelis vaikas. Augau, taip. O matau, dar tebe turėjo mano gitarytę. Turiu, dainukas. Eik, tu žinau, kad aš net pačiam Lietuvos karaliui grojau jau. O, taip. Lietuva turi karalių? Jau turi? Jau turi, va. Iki čia lėtai išėlės ateina. Jo, bet eik tu, kiek ten irgi visokių įdomybių vyksta, žinok, susipažinau su tokiais draugeliais irgi. Vienu Kanopa pavardė vardas, net nežinau, jį tiesiog taip vadina. Kitas Žirgvydas, Dobilas yra, tu toks apvalus ir įdenasi visur. Baisiai juokinga, žinok, tu pamatytum, tau tai patiktų, kiek jis valgo ir kiek da gamint moka gerai valgyti. Tai eik tu sau, žinok. Nu, visko baisiai daug pas mumis. Aš manau, jūs čia sėdė trise ir tu pasakoji viską, ką norėjai ir negalėjai išpasakot savo sesutei ir močiutei. Kol tai vyksta. Ne? Tu bandini? Mes kopėme į stiklo kalną ir viena ranka mane tempė Žirgvydas, Ausgirintas iš apačios padėjo. Tai yra jaunuolis, kuris yra mano priešingybė iš esmės. Žirgvydas ir Ausgirintas priešingybė dar kita prasme. Ir aš suprantu, kad aš atvykau į Dausas su ganėtinai daug tokio žingeidumo, noro pažinti, bet aš suprantu, kad aš čia tampu našta kažkam. Aš vėl tampu kažkam našta. Ir aš su viena ranka laikydamasis už žeberklo, jausdamas tą pagalbą iš apačios, aš pradžioj kaip ir bandžiau lipt, paskui tiesiog leidau save nešti. Ir aš nieko nedarau. Aš iškylu vandenį plūduriuodamas ir tiesiog žiūriu į dangų. Man liūdna, aš jaučiuosi pralaimėjęs. Nevertas čia būti. Dobilai. Lauki toliau.
Pamatyti tą moterį siluetą. Yra leptelis. O atpažįstamas siluetas, tai kieno čia siluetas? Ta, kurį matei per Mindaugo karūnavimą. Ok, aš įsilaipinu ant lieptelio ir bandau tiesiog eiti link to silueto. Ar vėl nuo manęs bėga? Vėl dingsta? Aš tikiuosi, kad tai bus. Aš taip gana drąsiai, nes tikiuosi, kad taip ir bus. Siluetas išlenda iš šešėlio. Ir tavo širdis nukrenta į kulnus, nes čia nekili. Čia yra kokių arti 40 moteris. Ilgų rudų plaukų. Supintų į 2 kasas storas. Atitinkamai apsirengus. Taip, sakyčiau, tarp trenkmanto rūbų ir krijaus rūbų. Ir žiūri tave. Sako. Dobilai. Aš tuo momentu, kad suprantu, kad čia negali, aš stoju. Iš karto įsijungia mano gynybinis mechanizmas. Jeigu man kažkas sako, aš nes traukiuosi. Sakau, iš kur tu mano vardą žinai? Kas tu? Aš Miglė. Tu manęs dar nepažįsti, bet pažinsi. Okay. O kodėl? Kodėl tu čia? Aš kitaip nei jūs. Mano kūnas ne čia. Aš tik laikinai. Kur? Jūs turite tai, ką jūs dabar vykdote, yra itin svarbu. Jūs turite daug priešų. Jums reikia kelių ir draugų. Bet kas, kodėl tu nori man padėti? Ir aš suprantu, kad aš vienas. O kur mano draugai? Dausos yra dažniausiai individuali patirtis. Bet jūs dar susitiksite. Jūsų dar laukia vienas bendras ryšys. Dobilai, aš tau jau padėjau. Kaip? Tu neatsimeni manęs? Ne. Karūnavimas. Kodėl tu išėjai į lauką? Aš neatsimenu. Tu pamatei moteris siluetą už lango. Nu, okay. Čia apie tą patį. Taip, taip. Nu, nes aš galvoju, kad ten gilė. Gilė yra Dausose. What? Tačiau jinai yra gyva. Tu kaip? Panašiai kaip jūs. Tik nelaisva. Dausose yra įvairių būtybių. Viena iš jų yra paėmusi gilę. O kaip mane išgelbėt? Kaip ta būtybė atrodo, ar jinai pavojinga? Klaus krepšlio. Tu jį dar sutiksi čia. Dobilai ten smegenis. Lydosi. Yeah. Kai sugrįšite, pasitikėkit vilkais. Mes dar susitiksime. Aha. Tai ne į krepšį. Tau reikia judėti tolyn. Vesk mane, pastumk, į kurią pusę man reikia eiti, aš nebežinau. Tave nuveda į valtelę. Išstumė. Sėdi į valtelę. Ir kloja, tau tikriausiai reikia minutės. Yeah. Tuo metu, žirgidai. Tai kažkaip tas pats vyksta. Bet šį kartą gali girdėti. Tu matai
tau susieina. Čia yra prisiminimas. Tavo prisiminimas, kurį dabar gali matyti iš trečio asmens. Matai savo tėvą, Žirgaudvydą. Matai savo brolius ir save stovinčius. Tu matai kitas vidutinio amžiaus vyras. Šiuo metu klūpi. Jo galva padėta ant akmens. Ir šalia yra budelis. Tavo tėvas sako. Už Krivel, Laungirdo, žmogžudystę ir Laimo šventyklos sudeginimą. Siunčiu tave myriop. Ir tavo vėlės suranda kelią į peklą Ardusas. Slinkteli budeliui. Žengia žingsnį atgal. Atsisuka į tave. Sako. Nenusisuka. Šitas sala išnyksta. Plauki tolyn. Ir po truputį tu priplaukė tobulą valtelį. Aš valtelį? Aš tai priplaukiu. Aš pamatau tave, aš šiauriai apsižvelgiu, kad tu čia, aš šoku iš savo valties į tavo valtį. Cannonballas. Aš apsikabinu tave. Fone groja. Aš sutikau savo tėvus. Aš su jais kalbėjau. Ir gilė gyva, gilė čia, gilė dausose. Mums reikia išgelbėt. Ir krepšlys mums padės. Ir sutikau Miglę, jinai pasakė, kad... Ir jeigu nepavyks, mums padės kažkas, neišgirdau kas, bet kažkas mums padės. Tai va. Jo, mes išgelbėsim Gilę. Dabar aš atsiminiau. Mano vaikystėje tokį Krivį Laungirdą nužudė ir šventyklą sudegino. Ir aš taip pagalvojau, ar čia nebus įsijo. Tipiškai Krivį nežudo. Aš nežinau. Jeigu aš patikslinsiu, gali būti, kad atsinkas patai, bet just in case, tu pamatėjai nužudimą žmogaus, kuris kaltinamas už Krivio nužudimą. Jo, aš suprantu. Dėl viso pikto čia. Jo, suprantu. Bet kažkas nužudė. Taip. Ir aš dabar, kadangi prisiminiau, kad taip prisiminiau, ar aš galiu kažką daugiau atsiminti apie tą, kuris nužudė? Ar buvo kažkas tirta, ar jis aiškinosi kažkaip? Taip, tu žinai, kad tai buvo vietinis toks pirklys. Pirklys? Taip. Monetos šalia. Ir jūs, Krepšlio. be plūduriuojant, suprantat, kad plūduriuojat link salelės, kuri neturi medžių, yra labai maža, prie jos yra kelmų, staliukas, matai lauželį, ant kurio kaista arbatinukas. Paduodu priekį, tada galų šiek Ir tiek. mato ten figūrą stovinčią. Ei, birukai, arbatėlės. Jūs matote krepšlį? Krepšlį? Tuo tarpu. Ausgirintai. Taip. O tai čia tiek daug nutiko, sakyk. Nu, labai daug, da juokinga, žinok, yra, kad Žergvydo antras vardas Jurgis. Jurgis, tu jau baigtų. Ne, galvoju, o tai žiūrėk, močiu, tau irgi toks klausimėlis. Kaip čia yra dabar su tais, vat, ir krikščioniais, ir pagoniais? Koks čia tas dangus, ar čia dausos, ar čia rojus? Kas čia yra iš viso? Kaip čia visi žmonės gyvena? Na,
Dievai, bet jau pagonių pagal legendą yra jau palikę šią žemės. Na, kad taip nebevaikšto, kaip sakant, ir nebe kalba tiesiog. Bet, matai, dausos yra ne tiek tikslios, gal kaip tau galėtų atrodyti. Dausos labiau įsivaizduoja kaip dainelė. Viens vienaip sudainuos, kits biškį gal pakeis, gal dadės akordą, gal atims. Kas yra daina? Ar tai yra kažkur fiziška, ar tai yra kažkur daiktas, kurį galim paimti? Ne, žiūrėt. Dausos panašiai. Jos gali keistis. Ir jos jau keičiasi. Matau, kad tau valtelės net nereikėjo. O, žinau, aš kaip Jėzus Kristus atėjo per vandenį. Gerai, Jėzuliukas. Mano jaunasis. Nu. Užaugai. Panašu, kad jau. Aš galiu pasakyti tiek, čia nedausose atsakymų reikia ieškoti. Na, gal sakyčiau, dausose galime ieškoti atsakymų, bet sprendimų. Sprendimui tik tai tame pasaulyje. Kas jau papuola čia, jau keisti nebegali. Nu jo. Bet čia yra išminties. Ir aš jaučiu, kad tave šaukia. Tavo draugai? Jo, aš taip ir nujaučiau, kad čia ilgai nepasibūsim labai. Tavo laikas dar ateis. Nu, tikiuosi negreitai dar, matė. Aš irgi Nu, žinau, kad aš tokia Marytė. Ai, čia laikas keistai eina. Jo, aš Marytė. Dainukė, jau neprašau, žinau, dar Gal anūkų turi, gal žiūrėjau. Atsiprašau, pronukė jau. Ne, dar tik tai kelias minutės tik pažįstu, bet jau čia žinau, kad tai reiškia kažkas. Jo. Tai va, tai jaučiu aš tada eisiu ieškoti draugų, nes jaučiu, kad jiem gali reikėda manęs. Dar tu dar turėsi visą antrą gyvenimą čia. Nu, jo, šiaip tai. Ir skaitai knygoj, šitas amžinas. Ale, bet iš tikro, ne? Eik tu savo, net ramiau dabar gyvent bus, kaip žinai, juk čia negalas da. Mes. Atėjo, močiut. Dar prieinu prie susitės. Atėjo, Agintė. Jėzus, kaip smagu tave matyti tokią lenksmą. Taip, ką tai prisimenu, nu. Tai va, tai aš jau eisiu tada. Gerai, Ai, sėkmės. žiūrėk, da tokį, aš tau. Ir ištraukiu tą savo šiaudą ir padarau, pabandau padaryti gėlytę, pražįstu. Pražįsta kokią tik nori gėlė. Chrizantemą. Pražįsta chrizantemą. Krūmas visas. Ar čia padaryk vieną? Aš žinau, nei pats negalvojau, kad taip išeina, čia kažkaip įdomiai veikia, bet jo, va turiu kažkokių tokių, žinau, galių įdomių. Gerai, Na, neskubėk čia ateit. norėčiau greičiau pasimatyti, bet manau savo laiku bus viskas. Na, gerai, čia uoga. Ate, močiut. Sėkmės. Na, gerai, einu. Ir tu literaliai eini. Ant vandens. Jūs jau švartuojatės prie salelės ir matote, kaip vandeniu pareina ausgarantas. Augi, O, sveiki. ant vandens. Koks laimingas. Jo, sutikau močiutę, sesę, sutikau, eiktų pabendravom. Bendravot? Jo, pakalbėjom, čia jos, na, per laiką, aišku. Bet fainai, eiktų gerai, bet tokį baisų šuniukai buvo, žinau, aš pradžiai taip į kelnes dėjau, bet paskui susėmiau. Vainas, Nu, Va. susėmiau, nuėjau, pabendravom, vėl viskas gerai ir kažkaip čia blemba stipriai, mano, žinau, šitos, tokios, sugebėjimai įdomiai veikia. Ką turiu menį, kaip veikia? Kaip? Geriau Kaip dainuojat? taip? Jo, garsiau dainuoja? Geriau? Tai gal pridainuok trenk man tą čia, jis kažkur pasiklydęs. Ai, tikrai, iš tikrųjų, kur? Tuo tarpu. Plūduras. Vidur prūdo.
Rankmans plūdama. Rankmantai. Viduriuoji. Tuščių žvilgsnių žiūrėdamas į dangų. Progėdri, vienas kitas debesėlis. Praeina. Čia tokia idiliškas vasaros rytas. Praktiškai be vėjelio. Viskas yra tylu ramu. Tu paninti, kad tavo apdrana tavo galva atsitrenkė į akmenuką švelniai. Ant akmenuko. Petra. O, kaip to? Kažkur tavo? Kad tu žinotum, kaip aš tavęs pasiilgau. Kaip aš pasiilgau tos ramybės. Bonas šneka. Į tau žandą. Ui, atsiprašau, jau rozas keltis. Tap nenoriu, tap gera, toj tyloj pabūti. Ai, nu supratau, nesiblūti, kas, daivotė kas nutiko. Ne, nu gerai, reikia žiūrėti, kur tas vikintėlis. Noriu pailsėti. Kaip mes sakėm, jinai išgirdo, kad nori pailsėti vėl. Ir kaip mes tarėmės, tavo ryšys su Vėtra ir Žibutė yra toksai, kad tu gali suprasti, ką tu bandai sakyti. Ir ji gali suprasti to, ir jinai visų pirma, kaip jau supratai, neleidžia tau ilsėtis. O visų antra, jinai vos nelaukia komandos. Gerai, duo, sekundėlę. Atsistoju. Aš su savo apranga? Taip. Taip. Pasimatuoju, ar diržai šitą, nepalauk pas mane ant pagalio šitas, kaip jisai, šis skydas. Nuopti, čia viską, ietį, pasiemu vieną ietį, numetu šitą ant žemės skydą ir... Ant vandens. Ant vandens, nenuskęsta. Nu, ką padarysi? Pradedu sukt, ir tarsi kūnas truputėlį nusimetęs naštą, truputėlį išlaisvėja ir jisai pradeda sukti, truputėlį kontroliuojama, žinai. Apsuka aplink ranką, per nugarą persuka ir išmeta į šitą, pagauna. Einam. Vėtra, ieškok vykinto. Ir aš iš pastos... Ką? Tu valtyje čia. Aš vis primenu. Gerai, tada aš taip su šitais, su valtim pasiemu ir valties irklą pasiemu ir... Ir labai metodiškai judu į jos priekį, taupydamas jėgas, nes nežinau, kokio ilgio yra trasa, bet ir negailėdamas jėgų, žinai. Ir tai buvo išrastas pedal warning. Tank religion. Mes šiandien. 6. Gerai, nešiau. Aš sakysiu, iš to perspektyvos. Čia buvo daug laiko. Valandos. Ir kad ir kiek tu plaukė, kad ir kur tu plaukė. Čia yra begalinis ežeras. Jokios salos, jokios sausumos. Nieko. Vėtra. Tarpu dingsta. Kars nuo kars sugrįžta. Kars nuo kars sugrįžta. Kaip ne 2 valandos. Vėtra nutumpa. Tavo ant peties. Ir tau duoda žinot, kad nėra vykito čia. Kas yra gal gera žinia, bet gal nesurado dar, nes dausos gal didelės. Gerai. O gal aš taip atpratau. Būt Vėtra, žinok, be atsakomybės.
Man taip gera čia. Cop. Aš suprantu, Vėtra, tu mane gali kapuoti. Bet aš galvoju, aš ant paukščių tako. Aš galvoju apie tave. Aš galvoju, kaip tau ten patiktų. Kiti paukštokai biški netokie gražus. Toli gražu. Kaip gražiai viskas matosi. Kaip aš tau pavydžiu. Kad tu gali pasirinktinai kilti dangų. Būt laisva. O aš sėdžiu savo žemelį, supančiotas atsakomybių, kuriamis kasdieną aš džiaugiuosi. Aš džiaugiuosi, kai matau, kad mano sprendimai padeda. Aš džiaugiuosi matydamas savo liaudį, savo tautą, Vykinto tautą. Ir žinodamas širdyje, nuoširdžiai žinodamas, kad aš esu geras vadas. Bet kaip man tai visa atsibodo. Kaip aš norėčiau vėl su tavimi bėgti laukais. Link tvėrų, link šiaulių. Nesvarbu kur. Aš nežinau, ar aš noriu grįžti. Cop. Bet yra noriu Ir ir nestebė. yra reikia. Pakelėkis, žiūri. Kartu sustojam. Tu matai salelę. Su dėjom valtelėm. Vėtra. Pažįsti savo draugus. Net matai tu. Atplaukiai. Ir jūs visi. Pirma pamatot Vėtrą, ne mane. Ar čia jo paukštis? Ai, jis turėjo būti pas Vėtra mirė tada. Krepšys. Pala. Pilo arba sak. Taigi paukščiai įdosus kiekvieną žiemą skrenda. Jiems čia nėra taip sudėtinga. Bet dabar Liepa. Kai labai reikia, gali ir vasarą nuskristi. O, trenk man tai! Oi, kaip aš pasiilgau tavo balso. Aš irgi pasiilgau tavęs, plauk čia greičiau, žiūrėk, ką parodysiu. Ir bėgu vandeniu. Aš su savo irklo, žinai. Matai, kaip kietai. Nu, žiūrėk, man su savo... Čia dabar su savo lepėsku. aš taip moku ir dedu koją į vandenį. Paimu ištraukiu tave. Aš parplauksiu, kiek čia dalyka. Gerai, aš eisiu šalia, kad tau linksmiau būtų. Nu, ai, tu kiek visko buvo, žinok, aš ir močiutę sutikau, ir sesutę savo. Nu, baig, tu čia baisiai įdomi vieta, žinau, tos dausos. Nu. Gal spėj. O ką tu sutikai? Kodėl tu taip jau nusprendai, kad sutikai? Nu, tai čia aš kaip suprantu, visi sutinka, gal kažką, ką te, nu, praradę, anksčiau, kas numirė. Aš, žodžiu, Dausuose gyvena. Ne, mes su Vėtra tik tai dviese. Tik dviese? Na. prisėdu biškį. Visiems arbatytės padėtos ant stalo. Geras, ale tai čia kaip močiutė įsakė, visiems labai skirtingai tos dausos reikia. O dubilai, Krepšlys? jo, krepšlys. Tamstela? Na, iš tikrųjų netikėta jūs matyti čia mes. Na, Netikėta? labą dienukę. Na. Galima tos arbatėlį čia pasivaišyti biskį. Jums ir yra. O gerai, dėkui. Mes labą stengiamės ant jūsų suspėti, mes va, tik mes badą jūsų paskutinį kvapą suuostėm. Atleiskit, Jūsų jau laukiau. O tai žiūrėkit, dėdė krepšly, o tai kas jūs ten nudaigojo? Prisėskit. Gerai. Pasiraminkit. Kurkštelkit arbatėlės. Gerai. pauostau. Salelė. A, gerai. Apturėkite ramybės akimirką. O skani kokia.
Dobilai, Klausausi. ar jūs matė tuos, kas mirė? Jau sutikau savo artimuosius, tai močiutė, sesutė, pabendravom, pakalbėjom, sakė, čia visai gerai, jiem linksmai, visai gyvena. Aš savo tėvus sutikau irgi, taip. Irgi geras. Nu, atrodė laimingi, džiaugsmingi. Bet tai tavo sesutės nebuvo? Mano sesutė yra čia, bet jinai nemirus. Tai kaip mes? Nu, aš supratau, kad taip. Būtent. Pone Krepšly, malonu jūs čia matyti. Malonu. Bet aš mačiau ir žirgi tik dabar pareina, kad jis matė savo tėvų ir brolį nematė nuo to laiko, kai išvarė iš Tauragno. Čia prieš daug metų jau. Ir tik dabar daina, kad jis čia jos matė Dausuose, kur kiti matė negyvus savo. Pone Krepšlio, tai čia gali matyti ir gyvus? Čia galiu matyti vėlės išėjusius. Šepelin. Galiu matyti kitus keliautojus. Labai mažai, bet egzistuoja. Petra. Kai kuriems Dausos rodo prisiminimus. Gerai. Ką tu matai? Iš tikrųjų tai atrodo visai svarbu dalykai. Bet nuraminot, kad prisiminimu. Nes aš mačiau, kaip vaikystėj tėvas Žirgvydimantas atsivedė mus su broliais. Žirgaudvydas. Žirgų. Seniai matei jį, suprantu. Iš tikrųjų senai. Ir Krivio Laumgirdo žmogžudžio eksekucija. Laumgirdas. Ar pažįsti jį? Pažinojai? Laumgirdas buvo mano mokytojas. Didis Krivis. Šiaurės. Nes aš atsiminiau, kad jį nužudė pirklys. Taip. O Krepšly prie tavo amžinatelio kūno atradome monetų. Ar išsiaiškinat, kas mane Šepelin išsiuntė? Ne. Mes galvom, kad gal jūs matėt prieš mirtį. Tai buvo paprastas, užsakytas žudikas. Žemiški reikalai. O jūs žinot, kodėl būtent jūs? Kodėl būtent tada? Aš manau, kad ir jūs žinote. Kodėl? Žiūri į tave ir į tavo kišenę. Į tą gintarą, ištraukiu tą gintarą ir aš rodau, Šią kelionę, į kurią jūs papuolėte, turiu atsiprašyti. Čia turėjo būti mano kelionė. Tačiau laima nepija vieną giją. Ir iš tikrųjų gal man ir nebūtų pavykę. Argi ne? Yra ir kitų būdų patekti Dausas, bet be Aitvarų sudėtinga. Čia tik vienas šitas Aitvaras visus neišjojo į Dausas, kuris buvo įkalintas. Aitvarų yra dar keli. Nyksta. Nyksta iš tiesų. Blogis bunda. Jis buvo ilgą laiką užmigęs. Tačiau jis minta susiskaldimu, pokyčiais, silpnais žmonėmis ir per daug savim tikinčiais. Ar manot, kad žemelė mus baudžia?
ta žemė. Tai tas blogis. Aš atsisuku į Ausgirintą, į Žirgydą. Kur jo šaknis? Šitą klausimą net ir aš dar negaliu atsakyti. Suprantu. Tačiau jūs čia nebereikalo. Aungirdas buvo išgirdęs, iš kartos į kartą nešė pranašystę. Palaikus, kai tas blogis sugrįš vienaip ar kitaip. Ir kad tam laiko atėjus yra išeitis. Kiek jūs atsimenat apie mūsų pradžios mitą? Pamenu, kad Oi, Perkūnas su žodis į žodį. Milda. Šitą turėčiau. Perkūnas su Milda tuokia. Ne Milda? jo. Gal tukintiems anksčiau padėjo, dabar kažkur prapuolė, ne ir. Jie suprato, kad jie turi palikti žemelį žmonėms. Bet kodėl? Čia nepaliko mus vienus. Yra pakasta dovana. Ginklas. Perkūno širdis. Tas ginklas yra sakoma, kad gali suvienyti tautą, išgelbėti, nukovoti mūsų priešus. Jis duoda neeilinę galią. Šis gintaras yra raktas. Į gintaro kambarį. Į Perkūno širdies lokaciją. Sumaišiau. Mindaugui toks praversta. Suvienė tautą galutinai. Tamsta krepšlys sakot, Perkūno širdis Taip vadinama. suvienis tautą. Bet man jau šitas sakė, kad tautą suvienis karūna. Vykintas sakė, kad tautą suvienis troškimas. Kuo šitas ginklas yra kitoks? Yra žemiški priešai ir yra dieviški priešai, antgamtiški priešai. Ar jūs kalbate apie Veleną? Vyžūną? Gal, bet tikriausiai ne. Kalbėjo apie žemišką politiką. Ir tai yra svarbu. Tai yra ir dvasinės problemos. Yra ir antgamtinės problemos. Aitvarai nyksta. Laumės grįžta į savo šiurpesnę prigimtį. Mūsų baubai, mūsų kaukai nežino, kur dėtis. Jiems mašta aukų. Jie tampa žvėriški, pasiklydę. Kažkas ėda. Ėda pačią gamtą. Ėda viską. Perkūno širdis suteiks galią pasipriešinti prieš šitą dvasinį blogį, šitą dvasinį priešą. Ir kas jis? Kalbėt apie krikščionybę. Jaučiu, kad prisidedu prie tautos naikinimo. Čia nieko gero. Ne, bet ar tikrai taip gali būt, kad mes jau tikim kažkokį kitą dievulį, kad jau priešai esame. Jeigu naujas dievas užima kitų vietą, užima užima žmonių mintis, kad apie kitus nebepagalvoja, tai ir taip. Bet taip kiti nyksta, nes apie juos nebepamąsto. Bet mano įžvalga sako, kad tausose vietos yra kitiem vieniem, o tai ko mes nesugyvenam.
Kas mus draudžia? Dausos yra mūsų pavadinimas. Čia yra pasakų erdvė. Jeigu tiesiai šviesiai, aš net nežinau, ar aš tikras. Tai iš tikrųjų čia, kaip augiai sako, namas su daug kambarių. Jeigu tu tikėsi, gal taip ir bus. Tai toks pasaulis. Bet, Aš noriu tiesiog atsakymą. žinau, bet ar mums skauda, kad dausas kažkas kitas gyvens? Ar mes turim teisę sakyti, kas čia turi gyventi? Dausos mums niekad nepriklausė. Na, gal nebent ta dalis, kurią mes vadinam dausomis, ar ne? Tas kambarys, ar ne? Būtų pakankamai tokių, kurie mąstytų, kaip tu gali čia ir būtų kambariai. O tai mums čia, kaip suprantu, taip ir reikėtų dabar to ginklo ieškoti. Pranašystė sako, kad blogio atgimus reikia ieškoti per kūno širdies. Jis suteiks galios išspręsti konfliktą, suvienyti žmones, įveikti vėl tą blogį. O tai čia dausosiais ir yra paslėptas? Ne, Ne. O tai ką mes čia tada darom? Sužinojom šitą informaciją. gintaras. Jisai parodys, kur yra per kūno širdis. Tiksliau ne gintaras, o tai, kas jo viduje. Jo viduje yra per kūno žaibo dalis. Kūno žaibo. Nu, tu jargau, kaip įdomiai. Tik dausose jis gali parodyti mums kelią. Ar turite dar klausimų? Iš tikrųjų, tai milijoną kokį. Bet jaučiu, kad gal mums būtų po truputį laikas kažkur keliauti. Aš Nebent- norėčiau Nu, sakyk. paklausti, jūs, gerbiamas Krepšly, pažįstat Miglę? Taip. Aš su ja susitikau priešais ateinant, atsiduriant čia. Jie aplanko mane kartais. Jis man sakė, kad jūs padėsit, bet kas yra ta Miglė? Kodėl jinai nori mums padėti? Miglės. Jie irgi įsipynusi čia giliai. Miglė jums padės šitoje kelionėje. O tai Kodėl padės? Miglė pažinojo Laimgaudą taip pat. Miglė žino apie pranašystę. Ir jinai žino, kad pranašystė nekalba apie ją. paklausyk, Krepšly, pone. Gal žinote, kur mes gilę galim surasti? Čia ir dėl to mes atėjom. Na taip, aš norėjau paklausti, nes man Miglė sakė, kad kažkokia būtybė ją dabar yra pagrobus ir Gilė. kas ta per būtybė, kur ją yra galima rasti. Gilė yra pagrobta. Kaip aš sakiau, blogis atgyjo ir krūva. Mūsų pasakiškų būtybių dėja prisiminė savo šiurpesnės ir blogesnės prigimtis. Tarp jų viena laumė pabėgo iš mūsų žemę. Įsikėlė į dausas. Tapo apimta neapykantos, pavydo, pykčio. Ir jinai čia dausose renka sielas, renka prisiminimus, kad pasotintų savo liūdesį. Prieš 7 metus
Jūsų Aitvaras apgynė Gilę nuo karių. Jis padarė vienintelį dalyką, kurį galėjo sugalvoti. Ir jai išsiuntė, išspyrė realiai į dausas. Tačiau jis nenumatė to, kad ją suras pirmiau Šilaumė. Ir Aitvaras galvojo, gal galės grįžti ir ją pasiimti, bet Aitvaras buvo pagautas. Deja, iš čia tos Laumės nepasieksit. Nu, tu žinai, kaip ją galima pasiekti? Tiesą pasakius. Ne. Bet šito klausimu mums reikėtų keliauti. Šventaragio slėnį. Ten yra krivių, žinių. Jie dar atsimins, kur gyveno Šilaumė. Bet tai Ir čia Kotryna. Jeigu surasite, kur jinai paliko mūsų pasaulį, jūsų pasaulį, kad nukeliautų į dausas, iš ten galėsite patekti. Aš nesuprantu. Mesgi dabar dausuose, tai ta Kotryna irgi dausuose. Taip, Kodėl negalime iš jos čia surasti? jūs jau matote, kad dausos yra atskiros salos, ar ne? Jo. Kodėl tu nepasiekei Dobilo tėvų? Gerai. Supratau. kiekvieną savo dainą dainuoja. Mūsėt. Visi ėjote genų iš kelių dausas, jų yra daugiau. Tačiau jūs padarėte tai, ką mažai mirtingųjų yra padarę. Jūs gyvi, tačiau čia. Ar turite dar klausimų? Na, turiu vieną mažą, mes čia galėtume nusnaust beskybą, aš taip baisiai pavargęs, nežinau kaip jūs. Geriau čia per ilgai neužsibūti. Nes po to susigundysit pasilikti. Krentam žemyn. Mums reikia grįžti. trumpą parpėtuką. Tai Jei. Jeigu jūs Jei turit tas- klausimų, mes turim išlaisvinti šį žaibą iš gintaro. Sužinoti, kur per kūno širdis. Dabar? Tai galim daryti tik dausose. Dėl to jūs čia ir esate. Tiesiog iš karto duoda krepšlį gintarą. Aš negaliu to padaryti. Turiu palikti jūs. Rydama. Sakė, šitas pas mus šefas. Nu, aš dar dėl viso ko bandau savo iš visų, jeigu suspaust arba pasukt. Tenkite kirsiu per pusę. investigationus arba insightus. Arba insightas. 8. 19. 19. 18. Insightas ar investigation? Insight. 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 Jūs iš krepšlio suprantate, kad šis gintaras atliko savo funkciją. Jį reikia sunaikinti, kad išlaisvintumėte tai, kas viduje. Kad ras norit. Aš galiu pabandyti. Sutraiškink. Aš nesu toks stiprus, kaip tu galvoji. Bet batoną gerai. Bet kirstai moku. Aš duodu tau į ranką. Ištiesk ir palaikyk. Ir trenkiu. Staiga išgirstate griaustinį. Pamatė, jis subyra. Ir staiga balta šviesa. Žaibas į viršų. Šauna. Ir jis pasilieka. Kas 3 sekundės. Ir tada šnyksta ir danguje pradeda šmežuoti lyg žemėlapis. Vaizdiniai, miškai, takai. Žirgidai, tu atpažįsti, čia Tauragų apylinkės. Ui. Tai pamatęs krepšlys. Ha. Ai, ta. Nesakyk, kad ten tą šventyklą sudegusi reikia. Laima. Ten. Ne ten. Bet arti. Į šiaurę nuo Tauragnų. Ten
legendinė perkūnų šventykla. Ir galvojam, kad prarasta. Joje surasite perkūno širdį. Perkūnų šventykla iš šiaurės nuo Tauragų. Taip. Na, gerai. O tai, kaip mums dabar iš čia išeiti reikėtų? Tai nutiks lengviau negu galvojat. Ir jūs pamatėt, kaip šita šviesa, plūduriuojanti virš jūsų, suskaldo ir po truputį pradeda artėti prie kiekvieno iš jūsų. Jūs pamatėt, kaip prie jūsų galvos. Jūs nematot, kas vyksta su jumis, bet pasižiūrėję vienas į kitą. Jūs pamatėt, kad kiekvienas iš jūsų gauna vieną žilą sruogą. Į barzdą. Dar vieną. Ir jinai yra tavo atžvilgiu, jinai yra balta. Dabar jūs daug pažymėti. Tik jūs galėsite įeiti per kūno šventyklą. Ar dar norite apie kažką pakalbėti? Bendražygiai. O ką pats čia veiki, kuo užsiimi per dienokės? Laikas čia keistai veikia. Atrodo, atėjau, štai jūs čia. Ne. Ruošiausi jūs sutikt. Mane? O tai O įdomu. tokias tai pradarė. Nu jau, aš tikrai žinojau, atrodo, kad ateisim. Ar atplauks. Esi plaukė. Kartu jūs suprantate, kad jūsų galvas atėjo lyg informacija, lyg vaizdiniai pavieniai, padėsintis surasti perkūno šventyklą, kai esate pakankamai arti. Keliaujam. Ir plaukiam? Tai keliaujam, tada nežinočiau, už rankučių susikipti, reikia kažką pasakyti, kad išeiti iš čia, ką reikėtų. Panašiai kaip kad atvykote čia. Nerti gilin? A, nu tai tu tada praskėsk. Atvykote, kaip palikote pasaulį. Tai Užsienio? reikia aitvaro tada mažo. Jisai sakė, Aitvaro nebereikia. Nebereik. Kol kolektyvas ruošiamės iškeliauti, aš matau, kaip žmonės kyla, Kanopa Trenkmantas vis dar neskuba. Jisai šį pokalbį buvo ganėtinai tylus, daug stebėjo. Jisai pasilenkė prie krepšlio ir tausos, sakot, yra kaip salas. Kai kurie. Mato žmonės prisiminimus. Kai kurie. O jeigu jie nieko nemato? Gal netroška nieko pamatyti? Aš nesakiau, kad čia apie mane. Tai apie duomų. Klausi dėl durų. Vykins prašė pasidomėti. Gal matei kur nors į čia netolies? Galiu tavo šatelę nuliūdyti ir nuraminti vienu metu. Jis nešeplina. Aš šitaip per žandą. Tapnoju, paimu taip. Tu tikras. Tikras. Tikrą prasme. Nebijok. Ir prisijungiu prie draugų. Iš jis susikabina ranką. Jo, mes tiesiog laukiam. O, gerai. Jūs prisimenat, kad reikia palikti savo mintis. Tilti. Leisti savo emocijom
prisirišimams, jūslėm, palikti jūs. Ir vėl yra tas jausmas, kur ši trauka, kurią sukūrėt, vis greitėja ir stiprėja, kol galiausiai nebejaučiate nieko, realiai nebeegzistuojate. Tada jūs išgirstate traškėjimo lauželio. Pajuntate kvanuką už šipniukų. Ir jūs grįžote. Eik tu peklon. Dabar prisnūdęs buvau. Čia pat grįžti. A jau viskas? Kada keliausim? Apsižvalgot, Dabar. matot tas baltas ruogas. Vienas sakė. Nu, Žirgdai, tau Tinka? tinka. Jau jūsų šarvais gražiai susižaidžia spalvos, viską. Šitą galiu sėti nusidažiau taip tiesiog. Na, tik nesimetriška, kaip kažką ant vieną šoną. Tokį kaparkliuką. Greičio juosta. Pas počių 3 pas tave, da tik vieną. Aš su rūbais grįžau, ar ne? Taip. Bočius yra Grįžote su- perkūno oželis? Eina. Bočiau. Arba galvai tave. O laužas, tai čia yra tasai be malko? Taip, bet jisai jau matė, kad yra dabar jau tik tai berusenantis ir suprantate, kad jisai galiausiai ir išplės. Čia jau kaip rytas vos, ar ne? Iš tikrųjų ne. Mhm. Yra gudi naktis. Pažvelgėte virš. Marot paukštą. Gal čia ir O prislūdam? toli mums buvo nuo Aitveriškių čia? 15 minučių. Aš manau, grįžtam į trobą, kiekvienam po kambarį. Išsimiegosim ten. Šiaip tai aš, jeigu iš tikrųjų, tai visai mielai čia prigulčiau po viso to, ką patyriau. Tokios biskį gamtos ramybės norėtųsi susidėlioti. Ar jūs tikrai? Aš irgi, ir tai aš sakau, aš nejaučiu. Tu? Taip. Aitveriškės užsiparikadavusios, visi miegot, nuėję, sugulę. Jau mažu geriau netrikdyti Kažkaip. šią naktį. Aš po viso šito bijau, kad Paskui pirmam sutikusiam sakysiu, aš žinai, kad daug tos egzistuoja iš tikrųjų. O aš truputėlį pavėriškin. šiaip norėčiau nueit pabandyti ant vandens praseitą, išeitų žydžia ar neišeitų. Bet irgi gal geriau rytoj paliksiu. Nu, paimsiu kelias pliauskas, vailaužai, mesiu, pasikūrensim, pasėdėsim ramiai, jaučiu, susidėliausim viską. Nu gerai. Greitai su kirvuku čiuk malikyčiu. Tikrai taip paruošėte Kažkokius Laužavietę? davinius, džiovintą mėsą į puodą, kad Atsisakiniai šalus. Išsiunčiu žibutę grybų paieškoti, žinai, išraus triumfelių nuo triumfų. Ir kažkurio momentu, kai jau susėdė visi prie laužo, aš noriu taip... O tai, va dabar po visko, ką patyrėm, kaip jums atrodo dėl va tų tikėjimų, iš tikro, tai... A jūs galvojat, kad, nu vat, krikščionybė ir yra tas blogis, ką kalbėjau, krepšlys. O vis tik kažkaip kitaip čia. Aš bijau, kad jo. Bijau, kad jo. Tad noriu pasakyti dabar, kad mes esam tie didieji priešai? Tokį tą paaiškinimą. Nu, jūs tik nesupykit, bet man po viso to atrodo, kad krikščionybė toks kaip kažkoks tais išmislas yra, nes Aitvaras tai va, jis buvo čia su mum, mes jį lietėm, tu ant jo jojai. Tai yra senoji mitologija, tai yra tai, kas tikra. O tas Jėzus ar kokia pavardė? Niekas nežino. Vat būtent. Kristus. Tu nežinai, gal jo net nėra. Tai... Nu, pagalvokit. Bet jūs jau... Tu tai pasikrikštėjai, o tu pasikrikštėjęs? O koks tavo krikšto vardas? Augustas. Alergija Augustams. Ai, jau ne. Nekalbam apie religiją. Užsidedu šalmą ir... Einu mego. Aš dar prieš atsigulant atsisuku į Trenkmantą ir klausiu. Tu šiaip kažkaip, įprastai toks lyderis tarp mūsų, toks užtikrintas, toks, tu visą laiką turi ką pasakyti, o kažkaip dausosi buvai
tylesnis negu įprastai, ar tau viskas gerai? Puikiai. Matai, šiapus. Aš daug mačiau per savo metelius. Daug kraštų aplankiau, daug žmonių pažinau. Su daugel gaspadinių esu prie vienos kvortos sėdėjęs, šnekėjęs. Aš manau, kad aš jau nemažai žinau, dėl to galiu kažką pasakyti. Bet kai esu anapilį, tam, kad kažką išmokti, reikia klausyti. Aš ir klausiau. Išgirdau šviesą jūsų dušelės, visų jūsų trijų. Nes jūs bijot pokyčių, jau neramu. Ir tas yra, taip ir turi būti. Aš labai džiaugiuosi, kad apsupa mane dabar tokie nuoširdūs žmogai. Tavo nerimas, kurį tu karts nuo karto, ir jis pradeda į getų perėti, jis nori būti tikslus. Tavo nerimas, jis parodo, koks tu mylintis esi brolis. Žirgydo pasišventimas, jo atsidavimas tikslui, tai yra tai, ką vis rečiau ir rečiau mes aptinkame. Tavo rūpestį, ausgirinto nuoširdumą. Ir būdamas Dausose aš supratau, kad man atrodo, kad aš šitaip pamečiau. Kažkada aš irgi svajojau, norėjau, tikėjau, bijojau. Ir kai jūs ieškote juodos avelės arba juodo oželio, kad apkaltint, kad čia dabar krikščionybė bloga, dakas, aš matau norą turėti atsakymą. Bet pokytis yra neišvengiamas. Aš matau, kad ką pamačiau Dausose, klausydamas. Mano patyrime. Tokie žmonės kaip jūs yra tai, dėl ko mes turime kovoti. Nes pasidabinus kryželiu ar tą pačią amalo šakelę, tu gali pasukti žmogą ten ar ten. Bet su jumis man ramu. Ir karūno sargiai, manau, sergiai ne tik karūną, bet ir ąžuolą. Žinai, tai, kad tu sakai, pametei, žinai, man tėvai visada sakydavo, kad kas ieško, tas randa. Ir mes tau padėsim tai surasti. Tu tik nepraras vilties. Suraskit vykintą, man užteks. Ir aš prigau. Ir einu mėgot. Aš tai dar žinau, ką tu čia radai. Bent vieną naują draugutį. Tai numėgu. Patylėk. Ir užmėg. Žibutė būdė. Užbėgat po atvirų dangum. Nes vaizdas prieš, užmerkiant akis. Žvaigždės. Paukščių takas. Gal praskrenda koks paukščiukas. Jūs galvojate, ar jis šiaip kažkur skrenda? Gal aplankyt kokią draugą? Čia mes užbaigsime.
šiandienos seriją. Grįšime kitą savaitę.